pranašumus arba sutraukęs varžovų gynybą nusimetinėti kamuolį laisviems komandos draugams. Markanenas veidu į krepšį ir čia puikiai Eimanto Bendžiaus gynyba, tačiau taškus pelno vis progų realizavimo. Už juos sėkmingiau tai darė tik Vokietijos rinktinė, o čia Lauri Markanenas po driblingo ir štai tokį metimą. Markanas ten prižiūrimas Tadas Sedekeris, kad dabar priima kamuolį prie 3 taškų linijos, keičiasi ginamaisiais lietuviai ir per Vaido Kariniausko iškeltą ranką Markanenas pataiko jau antrą 3 taškį šiandien. Sasas Salinas taip pat vėl sugrįžo Suomijos rinktinės penketuke, o Lauri Markanenas veidu į krepšį, lengvai įsiveržė į baudos aikštelę. Siunčia pagalbas ir daro tai gana kokybiškai. Markanenas kerta į baudos aikštelę, Valančiūnas trečiajame kėlinyje, sakyčiau, labiau pagyrų nusipelnęs net ne už puolimą, prie ko mes įpratę. Už epizodų 2-2. Ieškoma dabar Kariniausko, Motiejūnas arčiau krepšio, tačiau perdavimas baigėsi dar viena klaida. Per Kuzminską jau turėjo nukeliauti kamuolys Donatui Motiejūnui, paskui buvo sunkiai. Pristabdo varžovo ataką, tačiau Suomiai spėja pereiti kitą aikštės pusę. Markanenas ir pražanga prieš jį bei 2 taškai. Vienu metu aikštėje bando daugiau raumenų pasiūlyti Suomijai baudos aikštelėje. Dar Markanenas, tai 3 aukštaūgiai žaidžia Suomesnį žmogų, per jo rankas taip mesti, dar ir dešinė ranka tikrai nebuvo lengva situacija, o Markanenų irgi situacija ne pati lengviausia. Tvirtoji komandinė lietuviams. Lauri Markanenas. Į kraštą Sasu Salinui ir Sasu Salinas dar. Įpročiai, kai tu gauni kamuolį po krepšiu, bandai pasišokdinti žmogų, nori pasiimti 2+1. Nebedaug, dar reikia sustabdyti vieną, bent jau varžovo ataką, čia Markanenas varžovui. O minutės pertraukėlių šulinys. Padidinamas Lietuvos rinktinės pranašumas, Markanenas. Jo, žaidimas iki galo ir dar 2 Lauri Markaneno.